LRT radioteka. Radio laidos, tinklalaidės, muzika. Vakaro pasaka. Ir vis dėlto teisus pasirodė esąs nykštukas. Hermanas buvo tikras bjaurybė, gobšas, amžinas pagyrūnas ir nuolat skundė Aną mokytojai. Jei sutrupėdavo Anos raudonoji aliejinė kreidelė ir ji norėdavo pasiskolinti tik 2 visai menkučiams brūkšniukams raudoną kreidelę iš Hermano, šis sugniauždavo savo kreidelių dėžutę, tarsi ji būtų brangesnė už gyvybę. Kas čia ir bus, imdavo verkšlenti. Jei surašysi man visas kreideles, geriau saugok savo daiktus, tai jie nelūžinės. Kai nors mažas Anos sąsiuvinio kampelis išlįsdavo Hermano suolo pusę, šis tuoj pakėlęs dešinę ranką imdavo mosuoti ją ore ir šaukti: atsiprašau, tamsta mokytoja, Ana vėl užgožė visą mano vietą. O kai kartą per pamoką Ana pajuto baisų alkį ir slapta iš po suolo atsikando sumuštinio, nors buvo draudžiama valgyti per pamoką, Hermano mosuoklė ranka tučtuojau šovė aukštyn ir jis pranešė: atsiprašau, tamsta mokytoja, Ana valgo ir aptrupino man visas kelnes. O jau Hermano pagyros tikrai buvo kvailų kvailiausios. Jei koks vaikas pasisako gyvenąs 5 kambarių name, Hermanas tuoj atsiliepia: o aš 10. Nors kiekvienas klasėje žino, kad jis gyvena visai ne name, o bute viršum didžiosios parduotuvės. Jei koks vaikas prasitarė, kad jo automobilių trasa 7 metrų ilgio, Hermanas atkerta: o mano 70. Nors kiekvienas žino, kad tokių ilgų žaislinių trasų iš viso nebūna. Jei koks vaikas pasigiria turi šunį, ilgaplaukį taksą, Hermanas atšauna: o mes turime 3 šunis, 3 didžiulius senbernarus dar ilgesniais plaukais. Nors visi vaikai žino, kad jokio šuns jis namie neturi. Toks buvo tasai Hermanas ir niekas klasėje jo nemėgo. Visi vaikai guodė Aną: kokia tu vargšelė, Ana, kad turi sėdėti su tuo dunduku. Ir pati Ana jautėsi vargšelė. Juo labiau, kad dabar kuo puikiausiai žinojo, su kuo norėtų sėdėti. Ji norėtų sėdėti su Pėteriu. Dabar susipažinusi su klasės draugais, tai aiškiai suprato: Pėteris jai labai patiko. Jis nebuvo toks gražutis kaip Hermanas ir nevilkėjo tokiais dailiais drabužėliais. Pėteris buvo šviesiais, labai trumpais plaukais, pilkomis akimis, nosimi kaip maža bulvytė ir truputį kreivais dantimis. Tarp viršutinių priekinių dantų turėjo geroką tarpą, pro kurį mokėjo švilpti. Beveik taip garsiai, lyg būtų įsikandęs futbolo teisėjo švilpuką. Pėterio kelnės buvo aptrintos ir sulopytos, nes paveldėtos iš didžiojo brolio. O marškinėliai visada dėmėti, nes per pertraukas Pėteris mėgo raičiotis po purviną mokyklos kiemą. Per visas pertraukas Ana žaidė su Pėteriu. Ir po pamokų, kai jis stovėdavo prie gatvės kampo ir laukdavo mamos, Pėteris irgi lūkuriuodavo, kol gatve atriedės mamos automobilis. Kaip gaila, dažnai sakydavo Pėteris Anai, kad 1 mokslo metų dieną mūsų nesusodino šalia. Su Pėteriu sėdėjo Mikis. Kartą Ana jo paklausė, ar nesutiktų pasikeisti su ja vietomis, bet Mikis atsisakė: jei sėdėtum su Zuze, tučtuojau keisčiausi su tavimi vietomis. Mikis mat buvo Zuzę truputį įsimylėjęs. Bet su Hermanu nesėdėsiu niekada gyvenime. Tai baigtųsi bloguoju, tą draugužę aš tikrai pritvočiau. Ana pasiskundė dėl Hermano tėtei. Tėtė patarė Anai tiesiog nekreipti dėmesio į tą bjaurybę, žiūrėti į jį su humoru. Imk ir pasijuok iš jo, kai pasirodys tau kvailas. Bet tai buvo nekoks patarimas. Anos pajuoktas Hermanas įtūždavo ir imdavo kumščiuoti ją į pilvą, į pašonę, žnaibyti ranką arba minti ant kojos, tampyti už plaukų arba spjaudytis.
Ana nenorėjo būti toks skundų maišas kaip Hermanas, todėl negalėjo pasiskųsti mokytojai. O pati irgi nemokėjo dorai apsiginti, nes nebuvo išsimiklinusi žnaibytis, kumščiuotis, mindytis, tampytis ir spjaudytis. Kartkartėmis, kai Hermanas būdavo labai grasus, ji pamėgindavo atsikeršyti, bet jos spyriai ir kumščiai visada išeidavo bejėgiški. O spjaudytis ji išvis neįstengė, jai buvo tiesiog bjauru. Ana papasakojo savo bėdą ir mamai. Mama pasišovė nueiti į mokyklą pas mokytoją. Išreikalausiu, kad pasodintų tave atskirai nuo to šlikštuko. Mokytoja negali versti tave sėdėti su tokiu suolo draugu. Bet Ana nesutiko. Klasėje nebėra laisvų suolų, paaiškino ji mamai. Jei aš pabėgsiu nuo Hermano, į mano vietą turės sėsti kitas vaikas. Nė vieno negaliu taip nuskriausti mamą, nieku gyvų. Kągi, jei esi tokia kilniaširdė, pasakė mama, tada tau niekas nepadės. Gal kas nors ir padės, suabejojo Ana. Kasgi dar galėtų padėti, paklausė mama. Tačiau Ana nieko neatsakė. Ji tikėjosi pagalbos iš nykštuko. Kai tas susimiegojęs draugelis pagaliau vėl pabus, svarstė ji, pasikalbėsiu su juo. Nykštukas gudrus, nykštukas tikrai sumanys, ką daryti su Hermanu. Nykštukas teikėsi išsibudinti tik vasario viduryje. Bet nuo šiol būsiu pašėlusiai žvitrus, pasižadėjo Anai. Nuo šiol tikrai ištisus priešpečius neprarasiu budrumo. O kur mes dabar esame? Netrukus paklausė jis. Mamos namuose, mintise atsakė Ana. Ar tai ta moteris, kuri taisė tau rožinę kuprinę, nors tu būtum labiau norėjusi permatomos plastikinės, pasitikslino nykštukas. Ana linktelėjo galvą. Tarpduryje pasirodė Lyzelė. Ji nuomojo kambarį mamos bute. Mamos butas buvo brangus, jai reikėjo, kad kas nors padėtų mokėti nuomą. O tavo mama šiandien daug gražesnė, pastebėjo nykštukas. Netiesa, sušuko Ana balsu. Ji pasipiktino, kad Lyzelė nykštukui gražesnė už mamą. Kas netiesa, paklausė Lyzelė. Ką sakai? Ana apsimetė nustebusi. Tu ką tik šūktelėjai netiesa, paaiškino Lyzelė. Todėl ir klausiu, kasgi netiesa. Aš nesakiau nė žodžio, įsigynė Ana. Keistas vaikas, sumurmėjo Lyzelė ir apsisukusi išėjo. Kvaila avis, tyliai burtelėjo Ana. Nesutari su mama? Paklausė nykštukas. Dar gražiau, tarytum šita kvaiša Lyzelė būtų mano mama? Štai kaip, sušuko nykštukas. Jei čia ne tavo mama, tai nieko nuostabaus, kad šiandien ji daug gražesnė. Mano mama gražesnė už Lyzelę, mintise atkirto Ana. Ne, negražesnė, užgynė nykštukas. Ne gražesnė, užgynė Ana. Nereikia su manimi ginčytis. Mums neprivaloma visada būti tos pačios nuomonės. Jis sukikeno ir pridūrė, bet pasidairęs po tavo smegenės matau, kad kitų klausimų dabar jau mudu sutarėme. Džiaugiuosi, mėgstu likti teisus. Nesuprantu, apie ką čia kalbi, pagalvojo Ana. Apie tavo suolo kaimyną, vėl sukikeno nykštukas. Neįmanoma nepastebėti, visą galvą užėmęs tasai ponulis. Kur pažvelgsi, visur tik Hermanas ir jo sukeltas apmaudas su pykčiu. Na, pamanė Ana, kikenti, tai čia tikrai nėra ko. Atsiprašau, surimtėjo nykštukas. Jei reikalai tokie prasti, turėsime ką nors imtis. Net ir dėl manęs. Nenoriu gyventi apsuptas apmaudo ir pykčio. Tai sugalvok ką nors, paprašė Ana. Aš tuo tarpu išspręsiu namų darbų pratimą. Šiandien jis labai ilgas. Vis tiek tau nieko negaliu padėti, nes jau kelias savaitės apie visą tai galvoju ir nieko gero dar nesumaniau. Pabaigusi spręsti pratimą, Ana vėl paklausė nykštuką, gal jau bus kilusi kokia mintis, kaip elgtis su Hermanu. Dar ne visai, sumurmėjo nykštukas. Bet jau net spraksiu nuo minčių, tai turbūt greit ir sužaibuosiu. Tada geriau netrukdysiu, nutarė Ana. Pasėmė pratybų sąsiuvinį ir nuėjo pas mamą. Rado ją Lyzelės kambaryje, jiedvi su Lyzelė aptarinėjo praėjusio mėnesio telefono sąskaitą. Tiesą sakant, jiedvi ginčijosi dėl tos sąskaitos. Jei 3 kartus per savaitę skambini į Italiją, tvirtino mama, tai tu turi apmokėti daugiau nei pusę sąskaitos.
O tu 3 valandas per dieną pliauški su savo gerbiamuoju Oskaru. Atšovė Lyzelė, taip manyčiau ir išsilygina. Aš 3 valandas per dieną? Sušuko mama. Su juo aš nešneku ne 10 minučių, bet to Oskaras pats skambina ir mums tai nieko nekainuoja. Oi, tik nejuokink. Ir Lyzelė piktai nusikvatojo. Šiaip ar taip, dabar tu uždirbi gerokai daugiau už mane, pasakė mama. Tai gal neskaičiuok taip smulkiai. Apmokėk 2/3 sąskaitos ir bus sutarta. Jei be paliovos nepirkinėtum visokiausių skudurų, rėžė Lyzelė, ir tu išsiverstum su savo pinigais. Mama nespėjo nieko atsakyti. Aš jau išsprendžiau skaičiavimo pratimą, įsiterpė Ana. Gal galėtum patikrinti mamą? Tavo pratimas niekur nepabėgs, užsipuolė Ana Lyzelė. Ar negirdi, kad mes su mama turime aptarti svarbesnį dalyką? Ana kyštelėjo Lyzelei liežuvio galiuką. Tu bjauriai kalbi su mama, pareiškė Ana. Mano mama be paliovos nepirkinėja skudurų, o tu visur važinėjai jos mašina, išnaudoji benziną ir paskui nepripili. Lyzelė užvertė akis ir giliai atsiduso. Žodžių kalba tai turėjo reikšti. Viešpatie aukščiausias, kodėl kiekvieną popietę per tave turiu kęsti šitą baisų vaiką. Ana, būk gera, nesikišk, pasakė mama. Atrodo, jai nebuvo malonu, kad Ana prasitarė apie benziną. Bet tai tiesa, sušuko Ana. Vakar su paskutiniu lašeliu vos nuvažiavome iki degalinės. Gražu, sušnipštė Lyzelė, kaip tu kalbi apie mane už nugaros. Mama nieko neatsakė. Ji paėmė Anos namų darbų sąsiuvinį, ten buvo surašyti 24 skaičiavimo veiksmai. Mama rado vienintelę klaidą. Labai gerai, Ana, pagyrė jį grąžindama sąsiuvinį. Ir vėl leidosi į ginčą su Lyzelė, dabar jau ne dėl telefono sąskaitos, o dėl sunaudoto benzino. Sugrįžus į mamos kambarį, Ana ištaisė skaičiavimo klaidelę. Tai buvo nesunku, tai reikėjo iš 3 padaryti 9. Na, paklausė jį nykštuką, ar jau nušvietė minties žaibas. Gal ir nušvietė, truputį neryžtingai atsiliepė nykštukas. Tai sakyk, nekantriai paragino Ana. Turiu dar pamastyti, ištarė jis. Tai būtų pavojinga man pačiam. Matai, grynas oras man kenkia ir apskritai aš nesu didvyris. Koks didvyris? Kągi tu sugalvojai? Suspirgėjo Ana. Na gerai, atsiduso nykštukas. Rytoj mokykloje įlysiu Hermanui į galvą ir apsidairysiu. Patyrinėsiu, kodėl tas bernelis toks jau bjaurus. Kai tai žinosime, galėsime griebtis tinkamų priemonių. Tu genijus, pamanė Ana. Ačiū, padėkojo nykštukas, o paskui pridūrė. Tik paprašyčiau be pokštų, kad nesugalvotum neįsileisti manęs atgal. Pas tave man patinka gyventi. Kaip aš galėčiau? Ana net galvą papurtė. Nieko geresnio už tave ir neturiu. Ar tikrai? Paklausė nykštukas. Ir šnirpštelėjo. Turbūt susijaudino iki ašarų. Kitą dieną, prieš 8 valandos skambutį, kai vaikai dar stoviniavo klasėje, o mokytoja tarpduryje plepėjo su gretimos klasės mokytoju, nykštukas tarė. Dėl manęs tai aš jau pasiruošęs. Aš irgi, sušnibždėjo Ana didžiai susijaudinusi. Kągi, tada pirmin, atsiduso nykštukas. Bet norėčiau paprašyti tiksliai pagal planą, antraip dar kas nors nepasiseks. Juk žinai, grynas oras man visai netinka. Taip, tiksliai pagal planą, patvirtino Ana. O planas buvo štai koks. Ana turėjo palaukti, kol Hermanas atsisės į savo vietą. Tada prisislinkti kuo arčiau, kol jos petys palies Hermano petį ir sėdėti taip surėmusi su juo pečius, kol nykštukas įsiropštęs iš jos ausies nusileis kaklu žemyn ir per petį perbėgs ant Hermano peties. Visa kita jau nykštuko darbas. Tik pasigirdus kitam skambučiui, Ana vėl turėjo nežiopsoti, tuoj prispausti petį Hermanui prie peties, kad nykštukas galėtų sugrįžti atgal. Ta proga Ana buvo pasidariusi kitonišką šukuoseną. Paprastai jis susirišdavo plaukus į kuodelį ant pakaušio, o šiandien jie dengia ausis ir gražiomis garbanėlėmis guli ant pečių. Bus priedanga nykštukui, kol šis lipinės ant Anos.
o Hermano ausys irgi slėpėsi po juodomis garbanomis, tad iš tikrųjų pavojingas buvo tik kelias per jo petį ir kaklą, tik ten nykštukas bus matomas. Ana laukė atsisėdusi ant savo kėdės. Pasidrožęs 2 spalvotus pieštukus, Hermanas nuo šiukšlių dėžės sugrįžo į suolą ir atsisėdo šalia jos. Ta akimirką sučirškė mokyklos skambutis. Mokytoja įėjo į klasę ir žengė prie staliuko. Šen ir ten stovėję vaikai nubėgo į savo vietas. Pirmyn, mintyse pasakė Ana ir priglaudė petį Hermanui prie peties. Visai be reikalo ji bijojo, kad Hermanas atsitrauks. Jis įsirėmė į Aną petimi, ėmė ją stumti švokšdamas. Negrumdyk manęs visą laiką, ko lendi į mano pusę, sėdėk savo pusėje. Ana nepasidavė, kiek galėdama spaudėsi prie Hermano ir besidaužančia širdimi šnairavo jo kaklą. Nykštukas kaip tik kabarojosi raudonas, tačia jo apykakliai viršų, be smailiosios kepurės. Ir greit pradingo už juodų Hermano garbanų. Ji pasitraukė nuo Hermano peties, vėl atsisėdo tiesiai savo pusėje. Apsičiupinėjo garbanas. Taip, ten ir buvo įsivėlusi smailioji kepurėlė. Išgriebė ją iš plaukų ir įsikišo į kelnių kišenę ir įsmeigė akis į priekį į mokytoją. Mokytoja įskleidė sulankstomąją lentą, paėmė baltos kreidos gabalėlį ir apsidairė po klasę. Daugiau pasakų vakaropasaka.lt